bienalė tai kas 2 metus vykstantis projektas, šiuolaikinio meno projektas. Ir pastarąjį dešimtmetį Europoje bienalės pradėjo dygti kaip grybai po lietaus. Iš tikrųjų, beveik kiekviena šalis turi po keletą bienalių. Ir mes Kaune, mūsų bienalė yra susijęta su tekstilė. Mes žiūrime į tekstilę labai plačiai, kaip į kontekstą, kaip į tekstą, kaip į lauką apimantį visas sritis nuo archetipų, psichologijos iki medžiagiškumo, iki naujausių technologijų, domimės tuo, kaip tekstilė gali pakeisti žmogaus gyvenimą ir būti ateityje. Bet taip pat mums labai svarbios konceptualios meninės idėjos, žmonių gyvenimai. Orientuojamės į tokius meno kūrinius, kurie prabiltų artima žmonėms kalba, būtų aiškus jiems įtikinami ir psichologiškai priimtini. Kitai bienalei jau ruošiamės nuo praėjusių metų. Visą laiką maždaug 3 metus vyksta svarstymai, nes pirmiausia surengiama jau programa ateinančio renginio ir tai įgyvendinama maždaug 2 metus, persipina keli renginiai viename ir tuo pačiu, tarkime, priimdami svečius į dabar vykstantį renginį, mes jau su jais deriname ateities planus. Tai neatsiejama į taip, mes norime kitą renginį orientuoti jaunąją kartą, ieškoti jaunųjų talentų, nei karto bienalėse ar mūsų bienalėje nepasirodžiusių menininkų, skatinti lietuvių menininkų integraciją įvairių sričių į bendrus projektus. Tai tokios bendros idėjos kol kas dar nesurašytos popieriuje, bet artimiausiais mėnesiais, jau 12 metų pradžioje, mes juos išartikuliuosime ir paviešinsime savo sklaidos kanalais.